lauko stoginiai stoglangius sumontavom, tai Šviesos, ne? žmogus turės šviesą savo, sėdės kaip ir pavėsi šešėlį, bet nebus tokio, žinai, kaip užsidengia toks tamsų tau. Fainai, bet aš iš karto praktiškumas. Reikia lipt valyt. O kam jį valyt? Nu tai ką, apsinešė lietus, dar kažkas lapai. Ai, jisai išgaubtas biškė, ne? Taip. Ai, tai nuo jo kažkaip gerai nuvarva, nubėga ten viskas, ne? Ten viršui dedasi specialūs gaubtai, kurie ir skirti tam, kad... Plokščias stogas tai yra betoninis stogas ant gyvenamo namo, susijungęs su mediniu stogu stoginės į vieną plokštumą. Tai vadinasi, ant šito gyvenamosios paskirties sumontuotas apšiltinimo sluoksniai visur ant betoninio stogo, o šičia jau kur stoginė, kadangi apšiltinimo sluoksnių nereikia, tiesiog ant viršaus nuolydžiai tik tai pasidaro vandeniui nutekėti. Tikrai neįlūš, mes esam parengę šito namo konstrukcinį projektą. Jis ir buvo statytas pagal mūsų skaičiavimus, tai šitoje vietoje eina pakankamai didelė klijuoto medžio sija, atremta ant mūro dviejose taškuose ir į ją tada susirėmė gegnės. Tai viskas yra paskaičiuota pakankamai didelėm apkrovom, ten to sniego galėtų prisnigti 120 kg į kvadratinį metrą ir tai įlinkiai ir stiprumas šitų konstrukcijų neviršytų leistinų ribų. Tai kadangi čia yra plokščias stogas, tai vanduo yra surenkamas įlajomis, nuvedamas vidury fasado įrengtais lietvamzdžiais. Čia, jeigu mato, to pačioj dėžutės matosi, o pačių vamzdžių nesimato, kadangi jis eina apšiltinimo sluoksnyje. Čia dar kas yra padaryta, tai stoginiai, tai jinai yra apsiūta tokiais Knaufo specialiom plokštėm Aquapanel, tai jos yra skirtos tam, kad galima būtų jas užarmuoti ir tada uždėti struktūrinį tinką. Tai taip galima išspręsti, jeigu turite karkasinę konstrukciją ir norite turėti struktūrinį tinką kaip apdailą. Dažniausiai būna kokį 80% stoginės medinis karkasas pasidaro ir lentelės, kažkokia apdaila. Bet dabar, kadangi viskas jau eina į priekį, tai būna tinkas, tiesiog baltas tinkas kažkoks. Tai vat, tuo atveju čia yra akvapanelė sumontuota, kad būtų galima nugruntuoti, užarmuoti ir uždėti tinką. O tai ką čia akvapanelė, vandens kažkokia atspari jinai, ar kas čia yra? Ar baseinuose čia naudojama, jinai kas? Tai yra tokia speciali plokštė, ant kurios galite tiesiai armuoti ir klijuoti, ar klinkerį, ar struktūrą dėti. Jinai yra atspari drėgmei pilnai, jinai yra armuota jau iš karto. Tai yra brangus sprendimas, bet iš esmės plokščių kažkokių tai ant medinio karkaso, kad būtų galima tinkuoti, nelabai ir yra iš ko rinktis daug. Tai yra akvapanelė, kiek aš žinau, ir yra C3 dar. Akvapanelė tai yra jau grinai tam sukurtas produktas.